Vokietijos herbas – juodas viengalvis erelis – yra kilęs iš tokio paties, tik kiek kitaip stilizuoto karališkojo Šventosios Romos imperijos simbolio. Heseno vėliava – Heseno žemės ir ankstesnių Heseno valstybių vėliava dvispalvė, viršutinė juosta raudona, apatinė balta. Valstybinė Heseno vėliava skiriasi tuo, kad centre užklotas Heseno herbas. Šią vėliavą leidžiama naudoti tik vyriausybinėms institucijoms ir tarnyboms. Vokietijos himnas – oficialus Vokietijos valstybinis himnas nuo 1949 metų. Muzikos autorius Josefas Haydnas jį parašė 1797 metais Austrijos imperatoriui Pranciškui II, iš pradžių vadinosi Kaizerio daina. 1841 metais Augustas Henrikas Hofmanas Efo Enfalerslebenas himnui parašė žodžius Vokietija aukščiau visko. Visas eilėraštis buvo giedamas nuo 1922 metų, kai giesmė tapo oficialiu Vokietijos himnu, iki 1945 metų. Nuo 1949 metų buvo naudojama tik muzika. Nuo 1989 metų rytų ir vakarų Vokietijų susijungimo giedamas tik trečias posmas. Himno eilių pirmame posme yra eilutės nuo maso iki memelio. Sorbų vėliava – sorbų etnoso vėliava. Standartinė trispalvė su vienodo pločio juostomis, viršuje mėlyna, viduryje raudona, apačioje balta. Tai etninė vėliava, ji niekada nereiškia jokio administracinio vieneto. Nacistinės Vokietijos vėliava, oficialiai Vokietijos reicho vėliava, oficialus Trečiojo reicho simbolis. Vėliava buvo raudonos spalvos su baltame apskritime esančia svastika. Iš pradžių buvo naudojama kaip nacių partijos vėliava po jos įkūrimo. Po to, kai 1933 metais Adolfas Hitleris paskelbtas Vokietijos kancleriu, vėliava tapo viena iš dviejų oficialių valstybinių vėliavų. 1935 m. rugsėjo 15 d. nacių vėliava tapo vienintelė nacionalinė Vokietijos vėliava, praėjus metams po reicho prezidento Pauliaus von Hindenburgo mirties. Vokietijos vėliava – trispalvė, susidedanti iš 3 lygių horizontalių juostų, vaizduojančių nacionalinės Vokietijos spalvas – juodą, raudoną ir auksinę. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.